rasti savo laimę gali būt sunku. Nebijok jos ieškoti, pradėk vėl nuo pradžių. Gal nepakils lėktuvai, gal vėl užrišo. Sužinojom, dabar žinom, kad Kaziuko mugėje tikrai nebekepsim obuolių pyragų, kurio niekas nebeperka, o kabinsim saldainius. Nes čia yra biznierius, žinokit, tikrai. Būna Maksimais Spurgas nusiperka ir parduoda per Kaziuko mugę. Iš tikrųjų labai įdomu, kaip apie pačią karamelę, kad ją virti reikia, tai tikrai esu girdėjusi, bet pačią procesą, kaip tas gaminimas, kaip greitai padaryti, kaip sumaišyti, tarkim, su to pačiu deguonim, kaip maišosi ta spalva keičiasi. Tikrai labai įdomu. Tai aš manau, kad vertinga tėvelė mamoms, nes ir gimtadieniai vaikų būna, ir įvairios šventės, iš ligoninės išėjimo šventę, tikrai, manau, pagaminsim saldainių savo draugams. Vykstant chemoterapijos gydymui, dažnai leidavo tus hormonus. Ir iš tikrųjų tas apetitas buvo toks labai įvairus. Bet saldainiai, kaip buvo saldainiais, taip ir liko saldainiais. Ir aš jau matydavau, kad nori vaikas valgyti, nes įsijungia kokius saldainių gamybą, makaronų gamybą, bet saldainiai būtent tas tampimas, karamelės ir sakydavo, mama pažiūrėk, grįšim namo ir mes taip darysim. Tai va, šiandien mes padarėm čia. Kad daryti saldainius yra sunku. Reikia greitai daryti formą, kad nesukėtėtų. 2 saldainius paliksiu broliui ir pusseseriai. Išvirsiu su cukru ir vandeniu ir po to suformuosiu, gal ir valgysiu. Kai kas nors ateina į ligoninę ir daro kažkokius fainus dalykus, man labai patinka ir man pasidaro smagiau. Beproto daug, iš tikrųjų, beproto daug, nes ta kasdienybė vis tiek yra tokia niuri. Kas labai nustebino, kad chemoterapijų metu net nenorėdavo dalyvauti pamokose, o transplantacijai būnant uždarytas, jisai ligoninės mokytojas laukia ateinant rytais. Laukia mokyklos mokytojos skambučių per nuotolinį mokymą. Tiesiog jam yra įdomu, jisai mokosi, stengiasi. Visiškai pasikeitė požiūris galbūt į gyvenimą, į vertybės. Dėkojam Dianai už pravestą edukaciją, buvo be galo smagu ir tikimės, kad jinai linksmins mus ne kartą šioje ligoniniai. Ir kitus vaikus, galbūt ne mus, bet kitus vaikus. Ačiū labai Dianai už parodytus stebuklus šiandien. O už dovanas dėkojame Nidos labdaros vakaro metu aukojusiems žmonėms. Ir ačiū Rimantui Kaukėnui labdaros fondui.